Paskaičiuokim, kiek nuo kitų metų iš antros pakopos leis pasimti pinigų. Kad suprasti, kaip viskas skaičiuojama, įsivaizduokit, čia yra antros pakopos jūsų turtas, kurį matote savo pensijų bendrovė. Ar tai būtų bankė, ar tai būtų bendrovė, kurį kaupėte antrą pakopą. Ta suma. Daugelis žmonių įsivaizduoja, kad šitą sumą ir galės pasimti. Deja ne. Beje, dėl antros pakopos turto pasižiūrėkit naujienlaiškį pas mane. Matysit, ar efektyviausiai bendroviai kaupėt ir ar mažiausius mokesčius mokat. Tai mano bio nuorodoje rasi nuorodą, pasilygink pats. Galbūt verta persikelti, kaip ir aš tą padariau. Žiūrim į Sodros savitarną ir toj paaiškinsiu, kaip pasiskaičiuoti, kiek leis pasimti iš antros pakopos. Tai žodžiu, jūsų antros pakopos pensijų bendrovės turtą keliauja 3 įmokas. Sodros dalis, jūsų dalis ir valstybės dalis. Tai jums leis atsimti tik tais jūsų dalį ir prieaugį, kuris yra šitoj pakopui. Vadinasi, Sodros dalis grįž atgal į valstybinės pensijos krepšelį, valstybės dalis irgi grįž atgal į valstybinės pensijos krepšelį. Čia kažkaip nelabai gražiai gaunasi. Sodros ir valstybės dalis sugrįš į valstybinės pensijos krepšelį ir bus perskaičiuotos į taškus, papildomus prie jūsų pensijos. Tai aš galiu parodyti savo konkrečiai pavyzdį, kad galėtumėt patys lengvai pasiskaičiuoti. Tai pas mane antros pakopos bendrovėje laikoma, matosi 3454 eurai. Tai keliauju į savo Sodrą gyventojų paskyrą ir matau, kad iš Sodros įmokų dalis buvo 1382 su centais ir valstybės skatinamoji dalis buvo 16,40 eurų. Tai reiškia, kad aš iš 3454 atimu Sodros dalį ir valstybės dalį. Tai mano atveju išimama suma bus 2055 eurai 53 centai. Nuo tos sumos, kurią aš išsimsiu, valstybė netaikys 3 procentų išėmimo baudą ar išėmimo mokestį, kaip girdžiu pas kai kuriuos konsultantus ar kažkur socialinėse tinkluose besidalinant. Tai nesuklyskit, nuo tos išimamos pasitraukimo atveju sumos nereikės mokėti 3 procentų išėmimo mokestį. Išėmimo mokestis bus taikomas tik tiem, kas liks antroje pakopai ir galės išsimti ir norės kažkada išsimti 25 procentų savo sumos. O beveik 1400 jie nukeliaus į valstybinės pensijos krepšelį ir bus perskaičiuota taškais. Tos 3 įmokos, kurios keliavo į pensinį mano kapitalo fondą, jie uždirbo, jie generavo procentus, jie dirbo pelningumus ir tokiu būdu tas prieaugis padidėjo. Tai aš išsimsiu tik savo dalį ir tą prieaugį, kuris yra prieaugęs. Tai mano pavyzdžių akivaizdžiai matot, kiek būtų galima išsimti. Čia yra tik pavyzdys, kad suprastumėte. Ne